Labas vakaras visoms, kas jungiasi į mūsų šio vakaro labai įdomų susitikimą. Štai šis vakaras yra iš tikrųjų moteris investuoja bendruomenės susitikimo vakaras ir mes turime svečią Indrę Dargytę, kuri šiandien su mumis pasidalins apie investavimo į obligacijas ir papasakos apie jos projektą Be My Bond platformą. Tai labai džiaugiuosi, kad Indrė sutiko pasisvečiuoti pas mus ir pakeitėm formatą, kad daugiau dalyvių galėtų prisijungti, nes ne visoms patogu atvykti fiziškai ir būti Vilniuje. Tai turime virš 100 prisiregistravusių moterų ir žinau, kad tikrai nemaža dalis ir įrašą peržiūrės. Tai labas Indrė. Labas, Laura. Ačiū už kvietimą. Smagu, kad prisijungi. Ar turėsi skaidrės? Ne, tiesą sakant, aš galvoju, gal daugiau, kaip pasakyti, papasakosiu ir istoriją, ir truputėlį, kas dabar vyksta rinkose. Ir Taip. gal norėčiau, kad būtų tokia įtrauki ta diskusija ir formatas, nes man, tiesą sakant, pakankamai sunku yra daryti tokio tipo prezentacijas, nes negaliu pajausti tų žmonių, kurie yra kitose ekrano pusėse. Ir čia per COVID esu net tokį formatą turėjus, kad net konferencijų reikėjo pranešimą prieš kameras daryti ir žinau, kad žmonės klausosi tik tai prie savo kompiuterio ekranų. Tai toks, sakyčiau, sunkus formatas pajausti, kaip auditorija žiūri į tą informaciją, ar jiem įdomu, ar neįdomu, ar jie ten telefonus suskrolina. Tuo metu tai irgi kviečiu, kaip pasakyti, naudotis progą, uždavinėti klausimus ir tikrai nėra kažkokių keistų ar ten kvailų ar nekompetitingų klausimų, nes vis tiek gal pats instrumentas daugiau visai, kai istoriškai buvo skirtas instituciniam investuotojam ir daugiau, tikrai mažiau mažmeniniam investuotojam, va tam tikram retailui, tai kaip mums pavyko tą padaryti, priartinti, bet kartu norim priartinti ir tą komunikaciją. Tai to siekiam. Taip, Nes tikrai. Mhm. Laura gal kažkokią dar įžangą nori duoti, ar galiu pereiti, ar paskui. Jo, padarom tokią įžangą, tai tikrai labai skatinu visas aktyviai dalyvauti, rašykit savo klausimus į čatą, galima netgi atsimūtinti, galite ranką pakelti, žiūrėsim, kaip čia mums seks bendrauti, galim tikrai tikrai noriu pakviesti įsijungti kameras, kad matytume jūsų veidus, reakcijas, įdomu, neįdomu, gal pasimetę kažkas bus, tai tikrai, nors renginys online, bet padarykim jį gyvą, gerai, padarykim jį gyvą, užduovinėkim klausimus, rašykim į čatą ir būtų smagu jūs matyti. Ir aš noriu pradėti nuo klausimo. Pradėsiu nuo klausimo, kiek čia yra investuojančių dalyvių. Tai pradėkime nuo šito, gerai, kad susipažinti, kokia yra auditorija ir kas investuoja, kas visai dar neinvestuoja. Taip, matosi, ar ne, rezultatai. Tai dauguma investuojančių, bet turime kelias dalyvės, kurios neinvestuoja. Kažkas dar neatsakė. Mhm. Į didžioji dauguma investuojančių. Gerai, tada paklausiu kitaip. Dar paklausiu, turėjau klausimą, pasižiūrimu. Mhm. Obligacijos. Obligacijos. Ar aš čia turiu tokį klausimą? Gerai, bus tas pats polsas, bet padarykim taip, relaunch pol. Kas investuoja obligacijas? Dabar pažymėkite, ar esat investavusios kada nors gyvenime, ar dabar esat investavusios į obligacijas. Kai jau mažiau investavusių, didžioji dauguma neinvestavusios. Ok, na tai turim auditoriją, kuri šiek tiek nusimano apie investavimą, gal ir ne šiek tiek, bet su obligacijomis mažai susidūrus. Puiku. Gerai, ačiū tada už atsakymus. Ir Indrė, gal tada pradėk nuo prisistatymo, papasakok truputį apie save, kaip apskritai čia atsidūrei šitoje srityje, finansų srityje, investavimo srityje. Tai labai įdomu išgirsti tavo istoriją. Ačiū. Dar tik paklausiu, Laura, kiek turiu laiko bendrai pasakojim visokiem, nes galiu ir labai įsipiesti, galiu, kaip pasakyti, siauriau, tai kad suprasti, kiek mes čia turim laiko, kad ir klausimą palikti paskui.
Aš esu suplanavusi šitą renginį 1,5 valandos, Mhm. tai kažkiek galim skirti ir... Turinti klausimus, tai kokie. Tai manau, kad drąsiai suspėsim. Ačiū. Tai malonu prisistatyti ir su kuo nesu pažįstama, turbūt daugiau čia truputį žiūriu vardus pavardės, nežinau, turbūt nesam bendravę. Tai būtų įdomu kažkada ir gyvai susitikti, ateiti renginiuose pabendrauti. Tai mano šiaip patirtis visa yra investicijų valdyme, finansų sektoriui ir toj rinkoje atsidūriau 2008 metais. Tai praktiškai per finansų krizę, 8-9 metų finansų krizę, nes kaip tik 2008 metais baigiau universitetą Londone, nes mes šeimoje tokį buvom priėmę sprendimą, kad vaikai turi gauti išsilavinimą užsienį, nu, taip, Londono universitetuose, gal daugiau net ne tiek, kad užsienį, bet Londone, dėl būtent dėl geros reputacijos, dėl kokybės mokslo ir visi 3 vaikai esam ir visi pabaigę esam mokslus ir universitetus Londone. Ir tuo metu jau, kai studijau, rinkausi dalykus su finansų pakraipa, su ta mintim, kad tas sritis man atrodė įdomi, bet nebuvau tikra iš tikrųjų, kurioj to finansų dalyje aš dirbsiu, nes jinai yra labai plati. Ir labai daug instrumentų, ir čia gali būti kliento pusėje, gali būti tarpininko pusėje, gali būti kažkokio fondo valdytojų pusėje, tai vat, tikrai dar ir rolės labai skiriasi. Ir žinau, kas man sekėsi ir tiesą sakant, labiau sekėsi humanitariniai mokslai, ne skaičiai, bet aišku, be skaičių gal sudėtinga finansų pasaulio išbūti. Tai dariau tos žingsnius, kad rinktis investicijų valdymą, finansų valdymą, kad padėti pagrindą tom žiniom jau akademiniai sferoje ir tada atsidūriau to rinkoje jau 2008 metų gale, kai iš tikrųjų įvyko, nežinau, ar atsimenat, ir tuo metu gal mažiau kas domėjosi gal finansų rinkomis, įvyko Bernie Madoff afera. Buvo toks Bernie Madoff, žmogus, kuris sukūrė Ponzi schemą Amerikoje ir panaudodavo naujų investuotojų pinigus, kad išmokėti grąžą esamiem investuotojam. Tai buvo piramidė, piramidės schema, tik tiek, kad jis buvo tikrai visų gerbiamas, žinomas to industrijai ir nieks negalėjo patikėti, kad jis įvykdė tokią didžią aferą, kuri buvo maždaug apie 70 milijardų dolerių vertės. Bet tai lėmė iš tiesų, kad aš gavau savo pirmąjį rimtą darbą finansų srityje ir tai buvo hedge fondų analitikės darbas, būtent analizuoti įvairius portfelius, fondų portfelius, nes kaip paaiškėjo, iki krizės, aiškiai iki 2007 metų, labai daug portfelių ir apskritai sprendimų investicinių buvo padarytų tiesiog tokių, vat, pažiūrėjus gražiai į akis, ten paplaukiai su jachta, pažaidus golfą. Ir jie buvo emocijų vedami, bet nerealių rizikos vertinimų, kažkokių skaičiavimų ir įsitikinimų, kad ta investicija iš tikrųjų yra saugi. Ir tikrai tos pirmus 3 metus praktiškai, 9, 10, 11 metais teko labai daug matyti probleminių portfelių ir probleminių fondų su ten klaidingai įvertintais instrumentais, pavyzdžiui, arba nelikvidžiom pozicijom, kurie turėjo būti likvidus portfeliai, kaip pavyzdys, su tom pačiom obligacijom, kur visiškai kažkokios nelikvidžios, pavyzdžiui, neaiškiai vertintos vieno brokerio gavus tik tai indikaciją dėl kainos, kur buvo principas, kad jeigu tai nėra listinguota obligacija, bent jau 3 brokeriai turi įvertinti, kaip pavyzdys. Tai va, tokius probleminius atvejus teko spręsti ir tai suformavo turbūt labai stipriai apskritai mano požiūrį į riziką, į rizikos vertinimą, investicijas, nes pamačiau tikrai labai daug problemų ir blogų dalykų, kurie nutiko. Ir buvo situacijų, kur vertindavom portfelius kažkokius jau taip atbulinė tvarka, kad pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyko ir tie reportai, kuriuos mes rašom, buvo skaitomi teisme. Tiesiog kaip įrodymai, kad remiantis ekspertų išvadomis buvo padaryti šitie sprendimai,
kurie padarė žalą investuotojams. Tai ir dirbau visada investuotojų pusėje, tai reiškia jų vardu analizuodavau tos fondus. Ir pirmam darbė specializavausi ties hedge fondais ir privataus kapitalo fondais ir paskui pakeičiau į kitą kompaniją, perėjau po 4,5 metų, kur jau prisidėjo absoliučiai visi fondai, ir akcijų ir obligacijų fondai, ir NT infrastruktūros fondai, kažkokie listinguoti indeksiniai fondai, ETF-ai, tai visas praktiškai produktų spektras. Išskyrus gal mažiausiai, kur buvo patirties, tai venture capital fondų, nes tiesiog jie buvo per daug rizikingi pensijų fondai, nes tuo metu jau mano klientai buvo pensijų fondai pagrindė. Ir tada jau analizuodavom portfelius jų vardu, kur alokuoti tą kapitalą. Tai praleido beveik 10 metų toj srity Londone, gyvendama Londone, bet iš tikrųjų keliaudama po visą pasaulį, nes didžioji dalis vis dar pasaulio fondų yra įkurta Amerikoje, didieji fondų valdytojai yra Amerikoje, tai kas ketvirtį pačios skrisdavom po 2 savaitės į Ameriką, pagrindė arba į New Yorką, arba tarkim į Bostoną, ten dalį laiko į Kanadą paleisdavom, Los Andželę, nes ten būdavo fondų valdytojai, juos analizuodavom ir realiai žiūrėdavom scenarijų situacijas, tokius kaip auditus darydavom, kad bandydami pasižiūrėti, ar užtenka tų visų procedūrų, kontrolės ir tų visų, to balanso, tų vadinamų checks and balances, ar ne, tos struktūros, kad apsaugoti investuotojų pinigus. Tai tiesiog irgi tas nulėmė darbas su labai konservatyviais klientais, vėlgi tolimesnį mano požiūrį apskritai į projektų vertinimą, kurį dabar jau pritaikau vertindama, tarkim, obligacijų projektus, ar nestruktūrizuodama, reiškia, tos projektus, pavyzdžiui, BIMA platformoje arba vertindama kitų brokerių siūlomus pasiūlymus. Ir tada 2017 metais grįžau į Vilnių. Iš pradžių prisidėjau prie šeimos verslo. Dar su pora kolegų užkūrėm fondų valdymo įmonę, kuri šiai dienai irgi gyvuoja, vadinasi Asset Management. Tai esu vis dar tos valdymo įmonės valdybos narė, jau atsitraukusi nuo operacinės veiklos, nes praktiškai jau 22 metų pavasarį jau atsitraukiau kurti BIMA platformą, su ta mintim, kad noriu kitą produktą kurti. Ir šiaip pirminė idėja BIMA bondų tai buvo, kad padėti būtent tiem mažmeniniam klientam prieiti prie gerų institucinių projektų. Nes kur mačiau problemą, kad ypatingai Lietuvoje ta investicinė kartelė ateiti į fondus yra labai aukšta. Tai yra nuo 125 000 eurų, turbūt žinot. Ir mano noras visada buvo priartinti tos projektus prie tų mažmeninių investuotojų, kad jie galėtų juos pasiekti. Ir paraleliai, ką irgi dariau dirbdama į Asset Management, EIPOS grupai platinau obligacijas. Tuo metu dar su brokeriais įvairiais, tiek holdingo lygyje, tiek projektų lygyje. Ir mačiau labai iš arti, kokią blogą patirtį turi investuotojai. Daugiau dėl to, kad ir reguliavimas juos riboja, tai yra būtent palenda brokeriai pro MiFID direktyvą. Tai reiškia, kad jie turi net apribojimus, kaip ta informacija gali pasiekti investuotojus. Ir aišku, pats tas įsigijimo procesas vėliau tik atsirado per laiką ten elektroniniai parašai, nes anksčiau būdavo, kad fiziškai, pavyzdžiui, turėdavai atvykti į banką, kad atsidaryti einamąją sąskaitą, kuri tau leistų atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, nes buvo tas susietumas. Paskui jau bankai prisitaikė ir leido žmonėm, tarkim, nuotoliu atsidaryti, bet mačiau tą evoliuciją, bet vis dar tas procesas, sakyčiau, toks pakankamai yra neefektyvus, kas liečia įsigijimo obligacijų per brokerius. Ir kadangi jau mačiau rinkoje, kaip veikia kitos sutelktinio finansavimo platformos, kurios veikia paskolų pagrindu, mačiau tikrai, kad yra niša, kad būtent to alternatyvos finansavimo, bet gal irgi nebuvo mintis, kad sukurti dar vieną paskolų platformą, nes tiesiog turbūt jau būtų buvę sunku įsiskirti kažko rinkoje nuo esančių žaidėjų. Ir paskaičius tą naują sutelktinio finansavimo reguliavimą,
pamačiau, kad yra labai aiškiai vardinta, kad gali būti ne tik paskolos, bet ir vertybiniai popieriai. Tai vertybiniai popieriai tai yra būtent obligacijos, skolos instrumentai. Ir tada kažkaip kilo ta mintis, kad reikėtų sujungti obligacijų instrumentą su sutelktinio finansavimo technologija ir reguliavimu ir sukurti obligacijų platformą. Tai ir gimė ta mintis ir tada jau dirbom porą metų ant visos infrastruktūros kūrimo, nes aišku, tai didžiulės IT investicijos, kad visą tą veiklą automatizuoti, kad ją padaryti labai labai patrauklę mažmeniniam investuotojui, kuris praktiškai fiziniai asmenys gali užsiambordinti, prisiregistruoti per maždaug 5-7 minutės, skaitant ir atsidaryti sąskaitas. Ir tuomet jau, reiškia, pasipildė savo elektroninės piniginės, tas vadinamas e-walletus investuoti, tai obligacijas su tikrai gera patirtim. Ir jau mes paraleliai, aišku, kreipėmės į Lietuvos banką, kad gauti licenciją, nes tai yra reguliuojama veikla. Ir 24 metų balandį gavom licenciją ir gegužę jau iš karto paleidom pirmą projektą. Tai šiai dienai esam sufinansavę projektų už 12 milijonų eurų. Praktiškai dar net metai nėra praėję, gegužę bus operacinės veiklos 1 metai. Ir sakyčiau, turbūt, jeigu taip pasimatuoti pagal augimo greitį, tiek su platformomis, kurios pradėjo tam prieš 4-5 metus, tiek su platformomis, kurios pradėjo praeitais metais kartu su mumis, turbūt augam greičiausiai rinkoje. Tai aišku, dar iki tų didžiųjų žaidėjų tikrai dar yra ką veikti, kaip pasakyti, bet irgi nenorim, kaip augam, turbūt vis tiek ir augsim eksponentiškai, bet kartu pamatuojant ir taip racionaliai kontroliuojant tą greitį, nedarant kompromisų kažkokių su projektais ar ne, nes čia yra didelė rizika, kad tu tada pradedi kažkokius prastesnės kokybės projektus susidėti. Ir tą augimą tikrai ir šiais metais turėsim, nes pati rinka iš tikrųjų irgi auga eksponentiškai maždaug po 30-40% per metus. Tai yra tikrai labai labai sparčiai. Turiu omeny sutelktinio finansavimo rinką, obligacijų rinka taip pat. Irgi, aišku, ir ypatingai Baltijos šalių regione yra labai stiprus augimas. Aišku, žiūrėsim vėlgi, kad nenukentėtų projektų kokybė, nes tai gali kažkokie defaultai, kažkokie probleminiai atvejai išgąsdinti investuotojus, nes tai yra pakankamai tokia emocionali rinka. Tai čia gal tokia įžanga, kaip atėjau iki to produkto kūrimo ir kokia buvo idėja pasiūlyti mažmeninių investuotojų obligacijas. Ačiū, Indrė. Tai klausimų nematau, aš tada užimsiu to klausinėtojo poziciją ir klausiu tai, kas man įdomu. Įdėjau į čatą Be My Bond platformos nuorodą, kad kol Indrė kalba, galėtumėt pasižvalgyti, jeigu nepasidarėt namų darbų, nepasižiūrėjot, kas tai yra. Ir galvoju, ar reikia atsakyti į klausimą apskritai, kas yra tos obligacijos, kaip manot, jeigu taip, tai uždėkit, prašau, pliusiuką, ar visiems aišku, kas yra obligacijos, kuo tai skiriasi nuo akcijų, va, Kristina 3 net uždėjo. Gerai, Indrė. Gerai. Tai gal taip labai paprastu būdu, tai yra skolos instrumentas, nes įmonės, dažniausiai taip įmonės, kurios tam tikrus verslus vysto, arba, pavyzdžiui, gali, pavyzdys, NT projektai irgi būti, kur yra su nekilnojamu turtu susijęta skola. Tai yra skolos instrumentas, kuris pagal savo, tarkim, rizikos parametrus yra labiau rizikingas negu, tarkim, bankinė skola. Bet tame spektre įvairių skolos instrumentų, kur ten gali būti toliau jau ten ir labai tokia mezaninė skola, kaip pavyzdys, tai jis yra dažniausiai mažiau rizikingas. Arba ten, tarkim, kur jau būna skola su asmeniniam garantijom kažkokiam, kur kalbam siekia, kaip pavyzdys, palūkanos ten gali būti 18, tarkim, procentų, tai obligacijos vis tiek žemesnio pajamingumo ir žemesnės grąžos. Aišku, pasakyti, labai priklauso ta kredito rizika, kokio stiprumo yra ta kompanija, kuris skolinasi. Nes
nes turbūt dažnai ir atsispindi, atitinkamai atspindi ir palūkanų norma, arba tas kuponas. Tai atspindi, jeigu aukštesnės palūkanos dažniausiai, tai dėl to, kad koreliuoja, kad ir rizika yra aukštesnė, jeigu tai yra mažesnis kuponas, dažniausiai irgi rizika yra tokia labiau subalansuota. Čia klausimas yra dėl šalies, tai taip yra ir šalių obligacijos. Taip, pačios šalis, skaitant Lietuvą, irgi skolinasi. Dabar Lietuva turi dar vieno tipo obligacijas, tai yra gynybos obligacijos, bet iš tikrųjų tai ne visai obligacijos, tai yra taupimo lakštai, kurie vadinasi obligacijom tik tai gynybos, dėl tam tikrų aspektų ir galėsiu paaiškinti, kodėl. Bet tai yra įprastas būdas šalim pasiskolinti kapitalo rinkose, kad aptarnauti savo kažkokius socialinius, tarkim, įsipareigojimus. Tai gali būti šalių, gali būti korporatyvinės obligacijos. Šiandien mes daugiau apie verslo obligacijas kalbam. Ir jų gali būti kaip čia įvairių tipų iš tos pusės, kad gali būti jos leidžiamos, pavyzdžiui, ten, tarkim, verslo poreikiam aptarnauti, pavyzdžiui, holdingo lygyje, perskolinimas dukteriniam įmonėm, pavyzdžiui, kad galėtų kažkokius projektus galbūt konkrečius finansuoti, plėtros, galbūt kažkokie investiciniai projektai. Ant srity naudojama dažniausiai kaip alternatyva bankiniam finansavimui iki kol sumažėja projekto rizika. Tai tarkim, pavyzdžiui, yra būsto projektas, kur bus perkamas sklypas, statomas daugiabutis, parduodami butai, bet bankai, pavyzdžiui, turi gana griežtai vertina, reiškia, projektus ar ne, ir jie ateina, pavyzdžiui, tik tai prie tam tikrų sąlygų, pavyzdžiui, jeigu yra 30-40% jau būtų parduota, ne, ir jau yra preliminarios sutartys, avansai kažkokie, tai pavyzdžiui, kol yra gaunami tie avansai ir pasirašomos tos sutartys, galima profinansuoti tą laikotarpį obligacijomis, kaip laikiną skolą, kuri paskui bus išperkama, yra finansuojama banko. Gali būti variantai, kai yra tie vadinami tokie kaip sumuštiniai, kur yra nuosavo kapitalo dalis, yra tada bankinis finansavimas ir tada per vidurį dar mes įdedam subordinuotų obligacijų, subordinuotos obligacijos arba obligacijos su antriniu įkeitimu, tai reiškia, kad bankas turi pirminį įkeitimą, tą pirminį hipoteką ir tada obligacijos savininkai turi antrinį įkeitimą. Tai jie kredito eilėje, ar ne, jeigu kažkas nutinka su to projektu, jau yra po banko antri. Tai bet čia yra, tarkim, subordinuotos obligacijos, būna konvertuojama obligacijų, kurios, pavyzdžiui, yra skola, bet gali prie tam tikrų prielaidų arba įvykių bus konvertuojamas į akcijas, patampa įmonės akcijomis. Tai spėju, kad panašaus tipo paskola, pavyzdžiui, buvo duota Augos grupiai, kur matėm irgi ten per Nasdaqo pranešimą, kad įgijo viena kita verslo grupė Augos akcijų, spėju dėl to, kad buvo jiem paskolinę ir buvo konvertuota ta skola į akcijas. Tai čia tokios gali būti tokio tipo. Tai tikrai labai įvairių tipų. Ir dabar EIK Asset Management fondai neturi obligacijų, bent jau ne kaip pirminius investicinius produktus, tai yra NT fondai, bet kai kurie iš jų naudoja obligacijas kaip reiškia, skolos instrumentą projektam finansuoti. Tai tie projektai, kol kas tai yra Lietuvoje, tik tai būsto projektai Vilniuje. Dabar koks vidutinis arba dažniausiai sutinkamas palūkanų procentas, tai labai įvairiai. Ten, tarkim, valstybės, ten Lietuva skolinasi grubiai tarp 3-4 procentų, dabar jau tam 3 gal su trupučiu reikia pasižiūrėti. Dabar, jeigu ten mažiau rizikingos kompanijos skolinasi, tarkim, lietuviškos už kokius 7-8 procentus, jeigu ten daugiau rizikos, jau ten 9, 10, 11, 12 gali būti, tai labai skirtingi čia palūkanų dydžiai arba tie kuponų dydžiai. Kuponas tai yra tos pačios palūkanos, tik tai vadinasi istoriškai, kaip čia, kuponas, angliškai nuo coupon, nes iš tikrųjų istoriškai tos obligacijos tai buvo tokie popieriai, kur buvo tokie kaip kuponiukai, kurį nuplėšus ir nusiuntus emitentui, emitentas tai yra kompanija, kuris skolinasi, tai reiškia tam
kuponiuko savininkui būdavo išmokamas palūkanų. Tai va, tai dėl to istoriškai yra tas pavadinimas išlikęs, bet galima ir tokį naudoti, bet labiau naudojama obligacijų kontekste kuponai. Tai va. Jo, čia toks kaip būna ten klausia, kuo skiriasi nuo paskolų, pavyzdžiui, tai obligacijos turi tą specifiką, kad vis tiek Lietuvoje tai jos yra apskaitomas ir priskiriamas į asmeninių žmonių vertybinių popierių sąskaitas. Tai reiškia, kad tu turi vis tiek banke ar kažkur tai ar finansų maklerio įmonėje atsidaryti asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, kad galėtum tų obligacijų įsigyti ir jas toj sąskaitoje laikyti. Tai yra tiesiog įrašas, ar ne, jos yra apskaitomas. Ir dažnai kompanijos irgi ką daro, dar tada irgi jas apskaito centriniam depozitorium. Tai yra 2 lygių apskaita. Centrinis depozitoriumas irgi turi tuos įrašus ir tai yra jau tokia kaip nepriklausoma šalis, kad vat, jeigu kažkaip, tarkim, nežinau, ta finansų maklerio įmonė bankrutuotų, kuri pardavė tas obligacijas, pavyzdžiui, arba ten staiga emitentas, pavyzdžiui, kompanija, kuri pasiskolino, pradėtų neigti, kad, tarkim, jūs paskolinot pinigus jam, tai yra toks nepriklausomas įrodymas, kad tikrai jūs turite tą vertybinį popierių, tą obligaciją ir jums priklauso tokia suma išmokėjimų ir grąžinimų. Tai yra toks specialiai padaryta kaip nepriklausomas šaltinis, kur ir centrinio depozitoriume iš tikrųjų galima pasitikrinti daug emisijų sąlygų, nes jos yra, kabutėse, pakabintos tenai. Matosi, kokias palūkanas jis moka, kokie terminai, ar laiku moka, nes yra fiksuojami irgi atvejai, jeigu jos, tarkim, neišmokamos laiku. Jos irgi, kuo skiriasi nuo paskolų, kad turi patikėtinį, tai angliškai vadinasi trustee, tai yra nepriklausoma irgi šalis, kuri atstovauja obligacijų interesus, jeigu kažkas nutinka blogo su kompanija. Ir tą matėm irgi jau su paskutiniais defaultiniais atvejais, kurie įvyko praeitų metų rudenį arba ten vasaros gale, kad įsijungia patikėtinis, ten dabar daug kur emisija sudominuoja Audifiną patikėtinis, kuri jau organizuoja, pavyzdžiui, obligacijų savininkų balsavimus. Tai ir formuoja pozicijas, kartu su teisininkais tarėsi, ir poreikiai esant, kartu su bankroto administratoriais bandysit, jeigu yra kažkokia buvo užtikrinimo priemonės, įkeistas turtas, bandysit vykdyti to turto išieškojimus. Tai irgi yra svarbi dalis, dėl to, kad įsivaizduokit, jeigu vienoje emisijoje gali būti, pavyzdžiui, ten 200 investuotojų, tai visiems jiems susitarti, koordinuoti savo veiksmus, nubalsuoti, kaip jie čia dabar elgsis, yra pakankamai sudėtinga. Ir tos balsavimo procedūros dažniausiai yra aprašytos, dalinai yra aprašyta, tarkim, informaciniam dokumente, bet šiaip pagrinde yra patikėtinio sutartyje. Ir matosi, pavyzdžiui, net ir jeigu ten ar prospektas, arba informacinis dokumentas, kokio lygio sprendimam, kiek balsų reikia priimti, kad, pavyzdžiui, inicijuoti išankstinį išpirkimą, pavyzdžiui, kiek turi nubalsuoti. Tarkim, 2/3 investuotojai turi nubalsuoti, kaip pavyzdys. Tai va čia irgi yra tas svarbus aspektas. Ir gal toks pats pagrindinis dar irgi, kad vis tiek obligacijos tai yra nesvarbu, ar jos yra listinguotos ar ne, bet čia irgi dar yra niuansai, kad jos gali būti listinguotos biržoje, gali būti visiškai privačios. Tai yra vis tiek jau labai toks viešas įvykis, kad kompanija išleido obligacijas, nebent tam labai kažkaip tyliai per private placement režimą, privačiai jas išleidžiamas, bet dažniausiai vis tiek tai yra, bent jau centriniam depozitoriume matosi, tai tu vis tiek gali sekti, kaip tai kompanijai sekasi. Ir jeigu įvyksta defaultas, tai reiškia, kad nebegali aptarnauti savo įsipareigojimo kompaniją, tai reiškia arba palūkanų mokėti, arba grąžinti obligacijų emisijas. Tai dažniausiai yra labai viešas įvykis ir tai yra labai labai rimtas signalas jau esamiem kreditoriam, kitom šalim, kurios paskolino, reiškia, tai kompanijai, bankai gali būti ar ne kažkokie, nežinau, pavienės paskolos, galbūt investuotojų, kad ta kompanija jau nesugeba aptarnauti savo įsipareigojimų, turi finansinių sunkumų ir dažniausiai
atitinkamai reaguoja ir kiti kreditoriai, tikėtina, kad nebeskolins tai kompanijai. Tai žinodamas tą, kompanijos, kad prisiema tą atsakomybę, labai tikrai dažnai atsakingai žiūri, nesupranta, kad jeigu jau neaptarnaus arba negrąžins obligacijų, tai bus labai sudėtinga situacija, pačiai kompanijai verslui. Tai yra tas viešumo elementas, kur, pavyzdžiui, jeigu tai yra paskolos, tai yra dvišalis santykis, dažniausiai niekur neregistruotas, tik tai platforma, ta, kuri, tarkim, sumečino projekto savininkas su skolintojais. Tai čia, jeigu, pavyzdžiui, nutinka kažkas platformai, suteikti finansavimo ir, tarkim, ta kompanija, kuri pasiskolino, neįgė, kad įvyko toks faktas, yra labai sunku tos įrodymus pateikti, iš tikrųjų, kad čia buvo paskolinta ir kad čia pretenduoja tam tikrą dalį, reiškia, paskolos, Tai yra tas viešumo elementas, yra patikėtinė funkcija ir yra ta 2 lygio apskaita, būtent asmeniniuose vertybinių popieriuose sąskaitose ir centriniam depozitoriume. Čia kertiniai skirtumai. Kas liečia listingavimą, tai yra būdas padidinti likvidumą tų obligacijų, palaikyti tam tikrą antrinę rinką, nes turbūt kiek suprantate apie obligacijas, žinot, kad yra pirminė ir antrinė rinka. Pirminė tai yra, kai išleidžia pati kompanija pirminę skolą su kažkokiu brokeriu dažniausiai ir tu gali per tą pirminį platinimą nusipirkti tų obligacijų. Antrinė, tu dažniausiai jau pirki iš kito kliento, kuris nusipirko tų obligacijų per biržą. Arba tai yra užbiržinis sandoris, kuris organizuojamas jau tiesiai tarp investuotojų, tarkim, to finansų maklerio. Tai gali būti biržinis sandoris, gali būti užbiržinis sandoris. Ir šią dieną Lietuvoje veikia 2 sistemos, kur galima, reiškia, listinguoti obligacijas. Tai yra pagrindinis Nasdaq'o corporate bondistas, pagrindinis korporatinių bondų sąrašas, arba tai yra tokia daugiašalė prekybos sistema, kuri vadinasi First North. Tai yra tokia mažesnė birža, kabutėse, bet tai yra prekybos sistema, kur irgi yra pigesni kaštai listingavimo. Tai irgi tam tikras likvidumas yra, bet jinai jau nėra tokia oficiali tas First North birža kaip Nasdaq'o. Ne birža, bet ta prekybos sistema. Čia visi klausimus mato, tai man nereikia pakartoti, galvoju, nebent įrašą turbūt nematys, nes... gal gali perskaityti. Gal galite pasidalinti, kodėl įmonėms apsimoka laisvus pinigus investuoti, ar galite įvardinti pliusus minusus ir kaip tokie pinigai yra apmokestinami VMI? Kaip pelnas, ar jie kaip tik į sąnaudas patenka ir yra neapmokestinami pelno mokesčių? Nežinau, kiek čia tau klausimas toks. Dėl mokesčio gal aš mažiau galėsiu pakomentuoti, tiesą sakant. Apskritai, ar apsimoka įdarbinti, tai apsimoka visada, jeigu tik randat, kaip pasakyti, teisingų instrumentų tom lėšom įdarbinti. Kaip pavyzdys, galiu duoti pavyzdį, reiškia, mes turėjom labai trumpalaikį projektą platformoje, tai buvo Lisinskio 2 verslo centro finansavimas, kur buvo išleistos obligacijos 6 mėnesių. 6 mėnesių už 8,5% metinį palūkanų. Tai susakot, pusę tos sumos sugauni kaip palūkanis. Ir atrodytų, čia daug vargo, kaip pasakyti, dėl mažai grąžos, bet kadangi čia IKOS grupė statė tą verslo, baiginėjo dabar statyti tą verslo centrą, ten buvo tokia kaip tarpinė obligacijų emisija iki banko atėjimo. tą projektą vėliau profinansavo EBRD, tai yra Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas, tai, kas tikrai dar kartą įrodo, kad tai yra institucinis projektas, nepritraukiantis jau globalų žaidėją ir pasaulinio lygio, europinio lygio, tai tikrai institucinis žaidėjas. Ir ten reikėjo prabridžinti tą laukimą to banko, nes jisai darė įvairią analizę, tos vadinamą diligence procesus vedė ir reikėjo tarpinį finansavimą statyboms suteikti. Tai tam paskolinom, mūsų investuotojai paskolino 3 milijonus eurų. Tai didelę labai dalį iš tų 3 milijonų užėmė ir juridiniai investuotojai, nes jiem labai patiko, kad tai yra toks trumpalaikis projektas. Jis labai aiškus yra, aišku, kad grįž pinigai po 6 mėnesių,
pasitikėjo, aišku, vystytojų ar ne, nes vystytojas turi už 30 metų gerą track rekordą ir verslo istoriją apskritai, kad skaitosi su verslo partneriais, su bankais ar na, visus yra įvykdę savo kredito įsipareigojimus. Tai iš tikrųjų įmonės, kurios ypatingai gali pamatuoti savo srauto poreikį ilgalaikėje perspektyvoje ir žino, kada kuriem projektam reikės pinigų, ieško tikrai, kur galėtų tos pinigus įdarbinti, tarkim, 6-12 mėnesių. Bet aišku, tai turi būti patikimi projektai, kad žinoti, kad tikrai po tų 6 mėnesių tikrai pagrąžins, o ne dar kartą pratęs ten dar 3 mėnesiam, dar 6 mėnesiam, nes jie dažniausiai būna pasiskaičiavę, kad reikės, reiškia, konkretiem projektam, ir tas turi grįžimas būti labai labai aiškus. Tai mes platformoje irgi tikrai turim nemažai juridinių investuotojų, kurie įdarbina savo įmonės lėšas. Tai gali būti kažkokios laisvos lėšos bendrai, kur jie nori diversifikuoti, tarkim, nuo operacinės veiklos kasdienos, arba tai yra, jie yra suplanavę kažkokias investicijas per laiką ir tada gali investuoti ir gauti kažkokią grąžą, nes šiai dienai vis tiek jau laikydami, tarkim, tam tikrose bankiniuose produktuose, indėliuose, ta grąža yra ženkliai mažesnė. Gerai, tai ar galėtume mes paimti ir truputį panalizuoti, dabar aš norėčiau taip pasidalinti ekranu, arba galima atvirkščiai padaryti ir pati pasidalintum tuo. Ne, tai viskas gerai, gali Laura rodyti. Gerai, aš rodysiu ir klausinėsiu, gerai? Tai čia prisiregistravę ar ne prie BeMyBond platformos. Ir dabar paimsime pavyzdį, visi projektai yra sufinansuoti, tai šiai dienai finansuojamų projektų nėra, bet paimkim tikrai įdomu šitą kaip pavyzdį ir panalizuokime kartu. Tarkim, atsiranda tokia galimybė investuoti metinės palūkanos 8,5, terminas 6 mėnesiai, renkama suma, žema rizika A. Ir čia matau, dauguma projektų yra žemos rizikos. Kas čia vertina, man įdomu, kiek verta pasitikėti tuo rizikos lygiu ir kaip jį suprasti. Čia tikriausiai reikėtų paskaityti, kas tas A, kas tas B, kas tas C, bet galbūt galėtum trumpai čia išsiplėsti. Ačiū. Tai šiaip kiekviena platforma turi savo rizikos vertinimą, tai iš tos pusės gal nėra labai dėkinga investuotojai, kad jie nėra tarpusavį palyginami. Tai čia gal yra tam tikra problema, bet bent jau yra palyginami projektai tarpusavį toje platformoje. Tai čia gera naujiena. Bet iš tikrųjų, iš kur atsirado visas šitas reitingavimas arba vertinimas rizikų, tai yra padiktuota reguliavimo, būtent sutelktinio finansavimo reguliavimo. Ir kiekviena ta platforma čia Lietuvoje ir europinių lygių irgi, aišku, aš tik nežinau, kiek griežtai, tarkim, vertino kiti reguliatoriai, bet Lietuvos bankas labai griežtai vertino šitą visą politiką, kaip yra paskaičiuojamas rizikos projektų ir kiekviena ta politika yra viešai skelbiama platformų puslapyje, nes tai yra privaloma. Čia paspaudus ir matosi tada. Tai turi būti, čia projektų vertinimo politika, kurioje yra aprašoma būtent kokie kriterijai yra, kaip vertinama, čia irgi matosi, dalinai tai yra, kaip čia ta rizika irgi padeda nustatyti pasiūlymo kainą. Tai yra, už kiek bus tos obligacijos platinimas. Aišku, kad mes į labai daug atsižvelgiam dar ir kitų dalykų, vis tiek dar ir konkurencinę aplinką. Ir kas vyksta su, tarkim, apskaitai su makroekonominiu lygiu, ne bazinės palūkanos, kuriam lygiai yra, tai aišku labai daug kriterijų, bet tai yra mūsų, tarkim, tie vertinimai yra Exceliuose, kur pagal tam tikrus kriterijus yra įvertinamas projektas ir tada jam priskiriama yra ta rizika. Tai ten tos lentelės ir atspindi paprastai, prie kokių palūkanų ir prie kokių rizikos kriterijų yra priskiriama ta rizika. Ir jeigu paspausim pačio projekto dar, kur yra daugiau informacijos,
ir į apačią nueisi, dar labiau į apačią. Jo, va čia yra rizikų taškai. Tai čia, sakyčiau, toks yra labai supaprastintas, kaip čia būdas parodyti investuotojams, į ką buvo atsižvelgta vertinant šitą projektą. Na, bet čia sakyčiau, nu, tokia labai, kaip sakyt, santrauka. Na, čia yra sumažinta versija to, kad jiem būtų aišku, kokie kriterijai buvo įvertinti, kad tą riziką priskirti. Šiuo atveju, aišku, daug tikrai labai pozityvių dalykų, nes tai yra prime tipo objektas. Tai yra, nu, tikrai A klasės, A plus klasės turbūt verslo centras. Ir miesto centre labai prestižinėje vietoje, bet čia mes vertinam, kai žiūrim lokaciją ir projekto tipą, ypatingai NT, ar iš tikrųjų tas projektas atitinka lokaciją, nes nu, gali būti, tarkim, ar ne, ekonominė lokacija yra ekonominis būsto projektas, tai irgi yra ok, ne, nes kur mes ko nenorim matyti, tai kažkokių anomalijų, ne, kad yra prastas, nu, kažkoks tai pastatas statomas labai geroj vietoje, žinai, arba atvirkščiai ten prestižinis būstas, tarkim, nežinau, kažkokioj prastesnėje miesto vietoje. Tai vat, turi atitikti iš tikrųjų lokaciją vystomų projekto tipą. Ir va čia, kur projekto sąlygas tinka projekto tipą, tai vat, žiūrim bendrai turbūt ir apskritai projekto, kaip pasakyti, pelningumo, visus finansinius parametrus, verslo planą, tai, pavyzdžiui, jeigu ten, tarkim, būsto projektai yra, tai galim žiūrėti pardavimų kainą, pardavimų greitį, ar neanalizuojam, kiek realu, kad, pavyzdžiui, tas verslo planas yra realistiškas. Ir šiuo atveju čia žiūrėjom, kad jau, kai buvo renkamas finansavimas, jau buvo didelė pastato dalis išnuomota, Alex advokatų bendrovai, tai tas irgi, aišku, tam tikrą užtikrintumą suteikia. Dabar, kur irgi, aišku, yra niuansas, kad akcininkai įdėjo daugiau negu 12 milijonų ir tada mes suteikiam tik tai 3 milijonų, reiškia, paskolą, nu, obligacijas ar ne, tą tarpinę tokį finansavimą, bet tai yra, kad dažniausiai vis tiek skola yra didesnė, ar ne, negu kad, tarkim, akcininkų įnašai, bet šiuo atveju, kadangi tai buvo tas vadinamas bridžas, tai gavosi, kad akcininkai įdėjo labai daug savo kapitalą ir mes tada trumpai paskolinom 3 milijonus eurų. Tai iš tos pusės, nu, projektas yra labai saugus, plus jisai turėjo pirminį įkeitimą, tai, nu, vien to sklypo vertė dabar čia vat reiktų pasižiūrėti, kokia jinai buvo, bet jinai smarkiai viršyje tos 3 milijonus, ne, ir jau tas pastatas buvo jau pasistumėjęs labai stipriai su statybomis, ne, tai mes tą nebaigtą statybą irgi įsikeitėm kaip pirminį keitimą. Tai paskui daug buvo labai sąlygų, kodėl apskritai tai yra vat, saugus, nu, produktas, saugiai sustruktūrizuotas. Ir dėl to buvo vat, labai didelis susidomėjimas ir, kaip minėjau, buvo ir juridinių asmenų susidomėjimas, kompanijų, kurios norėjo laikinai darbinti pinigus. Jo. Tikrai skamba saugiau negu saugiai, jeigu taip viską pasiskaičius ir pasianalizavus ir nusuprantant, ką skaitau. Tai tikriausiai tavo rekomendacija ir būtų, jeigu domina ar ne kažkoks projektas, nu, pasidomėti, kas tai yra, ar tik tais pažiūrėti, ai čia A raidė, tokios palūkanos, viskas, važiuojam. Ne, jeigu galima, tai bent jau perskaityti tą informacinį dokumentą, ne, kur vat, yra, jisai irgi prie dokumento, galima čia trumpai atidaryti gal. Kas vat, įvyko su tuo reguliavimu sutelktinio finansavimo, iš tikrųjų, čia investuotojams žymiai supaprastėjo susipažinimas su projektais. Tai va tas tikrai yra labai smagu, kad jeigu žmonės neturi laiko arba ten tiesiog know-how perskaityti prospektą, ne, kuris ten, nežinau, 60 puslapių, tarkim, ar ten 70 puslapių, tai tikrai jie gali atrasti laiko perskaityti 8 puslapių dokumentą. Manau, jeigu deda ypatingai didesnės sumas, gal jeigu ten labai mažas sumas, gal, nu, tada gal neverta, kaip pasakyti, skirti savo laiko. Bet mes stengiamės tikrai labai suprantama kalba prašyti. Šitas dokumentas irgi yra reglamentuotas, tai yra, kaip pasakyti, kaip šablonas, kurį mes naudojam
pagal reguliavimą privalomai ir tiesiog užpildom jį tą informaciją analitinę, ne, ir aišku, tai gali būti labai, kaip jis gali būti ir taip išsamei parašytas, gali būti ir labai glaustai ir, taip sakyčiau, per mažai tos informacijos. Vis tiek žiūrėti, kad būtų pakankamai tos informacijos, nes aš esu mačius, tarkim, kitų platformų dokumentacija, kur yra 2-3 puslapiai, tai skaitau, kad nepakanka informacijos susipažinti, nebent dar yra prisiekti, tarkim, audituoti finansiniai rezultatai, finansinės ataskaitos, tai tada gali išsianalizuoti. Bet čia dažniausiai yra prašoma visos sąlygos, kokias teisės turi investuotojai. Tai vis tiek rekomenduočiau šitus dokumentus skaitytis, ko jeigu ten, nežinau, mažiausia suma, čia yra klausimas, kokia minimali investavimo suma 1000 eurų. Tai jeigu, kaip pasakyti, investuoti ten 1000 eurų, turi didesnį portfelį ir neturit labai laiko, gal ir, nežinau, galite neskaityti tada, jeigu, kaip pasakyti, norite tiesiog pasibandyti. Bet čia vien dėl bendro įsilavinimo, dėl domėjimas apskritai verslais ir kokių jų būna ir kaip jie naudoja pinigus, tai verta tos dokumentus skaityti, manau, ir tikrai, jeigu jie yra gerai parašyti, tai tam tikrą vis tiek komforto lygį jie jums duos. Tai aišku, kas liečia obligacijų platinimus MiFIDo pagrindu, tos kitos direktyvos pagrindu, tai ten iš tikrųjų daugiau tos dokumentacijos yra ir teisinių yra niuansų, ypatingai jeigu tai yra prospektas, kuris jau toks oficialesnis dokumentas, kadangi ten sumos yra didesnis. Čia gal irgi po pradžioje nepaminėjau, kad mes turim tam tikrą finansavimo ribą. Vienai kompanijai galim paskolinti ne daugiau negu 5 milijonus eurų per 12 mėnesių. Tai yra reguliacinė riba. Tai kaip pavyzdys esam, pavyzdžiui, SBA grupės viena įmonė miestelio vystymo įmonė paskolinė jau 5 milijonus eurų, tai reiškia, kad kol neapsisuko 12 mėnesių, negalim kol kas daugiau skolinti, jeigu ta pati įmonė, jeigu jai prireiktų kapitalo. Tai šitą reikia turėti omeny, nes, tarkim, brokeriai platina emisijas, kurios yra didesnės, bet atitinkamai reguliavimas yra padiktuoja, gal nepasakyčiau, kad griežtesnis, nes projektų vertinimas, tiesą sakant, pagal finansavimo reguliavimą yra labai griežtas, bet kur yra sudėtingesnis MiFIDinis reguliavimas, tai yra registracija investuotojų ir apskritai kaip jos pasiekia informaciją, bet tai leidžia brokeriam platinti didesnės sumas. Tai tarkim, ten 10 milijonų, 20, 40 milijonų per laiką, nes tai yra jau kitas reguliavimas, kuris leidžia tas didesnės sumas. Čia kitą jau atidariau, kad nesusipainioti, bet pasitikrinti norėjau, ar irgi yra su NT keitimu, nes, aš pasakysiu paprastai, dažniausiai žmonėms kas rūpi, jie nori saugumo ir nori pelno. Tai obligacija nebūtinai gali būti išleista su NT keitimu ar su kažkokiais garantais, gali būti tiesiog kažkoks tai laidavimas. Bet dabar pažiūrėjau, 2 iš 2 yra su NT keitimu. Ar tai pas jūs dažnas atvejis, nes ką tai reiškia pirminis įkeitimas, ar antrinis įkeitimas, arba kažkokio turto įkeitimas, kad yra garantas, kad ta suma, jeigu būtų nemokėjimo atveju, ji būtų grąžinta ir išieškota iš to turto, kuris yra įkeistas. Tai sakoma, su kažkokiu įkeitimu yra gerokai saugiau negu ten tiesiog kažkoks tai laidavimas. Čia sakyčiau, kaip pasakyti, vis tiek reikia vertinti, kiek rizikinga yra kompanija. Pats savaime turto įkeitimas negarantuoja, kad viskas bus gerai, nes kur yra problema paskui, kad aišku, jeigu tai yra geros kokybės turtas ir jis yra teisingai įvertintas ir tai yra, kaip pasakyti, normalus vystytojas, kuris nekaišios paskui pagalių į ratus, tai tada taip, tai yra tam tikras papildomas saugumas, Bet dažniausiai, kur yra problema bendrai, kad jau jeigu prieinam iki tokio atveju, kad reikia išieškoti turtą, tai tas santykis su projektų savininku jis nebus geras. Dėl to, kad reikia suprasti, kad vis tiek čia mažiausiai, ką nori projektų savininkas, tai atiduoti savo kažkokį nebaigtą vystyti projektą, nes jisai supranta jo vertę, jisai supranta, kad jeigu jį pabaigtų ir ten viskas gerai būtų, tai jisai realizuotų tą vertę, dabar jis jos nerealizuoja ir turi dar atiduoti realiai,
obligacijų savininkam, tarkim, šiuo atveju, ne? Tai sakyčiau, kad tam tikras papildomas saugumas yra, atsiprašau, bet tai turi būti irgi prie tam tikrų sąlygų. Ir įmonių irgi, kaip pasakyti, laidavimai irgi yra gerai, ne, jeigu jos yra stiprios finansiškai, jeigu ten, nu, kaip pavyzdys, mes turėjom 2 projektus, kur nėra NT. Ir tai yra verslo obligacijos. Ir tada mes turime remtis kitokio tipo įkeitimais. Tarkim, ten gali būti, pavyzdžiui, gautinos sumas tos kompanijos, o ne laidavimai iš finansiškai stiprių, reiškia, įmonių. Tai irgi yra ok, dėl to, kad nu, mes stengiamės visą projekto riziką įsivertinti, žiūrėti tada, kokias užtikrimo priemonės galime investuotojams pasiūlyti. Dabar preferencijos šiaip ir apskritai nuotaikos investuotojų yra, kad jie labai myli NT projektus ir su pirminiu, su antriniu įkeitimu. Ir tada čia sunkiau prisijaukina tas verslo obligacijas. Nes tą matėm ir su šitu paskutiniu miestelio platinimu, kur buvo 600 000, tai čia per valandą laiko tą sumą surinkom ir praktiškai tik tai dėl to, kad lūžinėjo jų sistema ir klientai negalėjo iki galo įsigijimų padaryti. Ir gausi tokia kaip vos nežinau, kibernetinė ataka, nes labai daug tų requestų ir tų norėjimų įsigyti ir užatakavo sistemą ir nespėjo tiesiog aptarnauti tokio kiekio klientų. Mes irgi, aišku, didinam pajėgumus, ten ir serverių pralaidumus, ir cloudų, ten autoscalai visokiais įsijungia, kur, aptarnauti tą kiekį, reiškia, investuotojų, bet nesitikėjom tiesiog tokio ažiotažo, nes kad didesnės sumas platindavom ir kažkaip tie klientai, pasiskirstydavo per laiką, o dabar buvo, kad jie visi lygiai 9 valandą subėgo ir pradėjo investuoti ir pradėjo iš tikrųjų taip užkrovė sistemą, kad jinai pradėjo nebetlaikyti tų apkrovų. Bet šiaip tikrai, pavyzdžiui, to įdirbio ir edukacijos su verslo obligacijom žymiai daugiau reikia, tikrai. Ir mes dabar irgi turėsim projektą, turbūt čia iš kelių savaičių, čia nežinau, ne reklama, bet tiesiog kaip palyginimų irgi pasakau. SBA grupės irgi projektą, ten jie stato Nemunaičiuose, Nemunaičiai vadinasi tas projektas ir ten visiškai prie upės Kaune stato daugiabučių projektą, kuris vadinasi Pasaka. Tai tas projektas turės subordinuotas obligacijas, tai reiškia su antriniu įkeitimu, nes yra bankinė paskola ir mes išleisim obligacijų. Tai manau, kad vėl bus didžiulis susidomėjimas, nes tai yra NT projektas. Ir nors ir antrinis įkeitimas, kur šiaip jau rizika šiek tiek gal ir turėtų būti aukštesnė, nors ten yra subalansuota iš tos pusės, kad yra jau 40% būtų parduota. Tai yra labai aiškus toks jau išėjimo scenarijus, tikrai populiarus produktas, jam gerai sekasi pardavimai. Tai manau, kad net ten mes ilgesniam laikotarpiui finansuosim, bet tarkim, manau, kad jiem užteks tų pinigų palaikyti ten 6-12 mėnesių. Gal net nereikės labai ilgam, nes jie tiesiog tada per laiką grąžins banko paskolą ir tada grąžins investuotojams pinigus jų obligacijų. Tai manau, kad irgi ten suma yra, man atrodo, planuojame apie 1,5 milijono eurų, manau, kad per dieną mes tikrai sufinansuosim. Bet čia tiesiog taip yra su tais NT projektais ir su verslo obligacijom, taip tikrai darom dažniausiai visokių seminarų ir tam podcastų, verslo žiniuose, kitur, kad edukuoti iš tikrųjų investuotus, kad jie čia jaustų tam tikrą komforto lygį, suprastų rodiklius, ir kaip traktuoti, apskritai, kad su verslu susipažintų. Nes šiaip mes, tiesą sakant, irgi, kas yra labai įdomu, kai vertinam kompanijas, tai taip labai giliai su jiems susipažįstam per tas 3-4 savaitės, nes tu labai greit gali pamatyti ir kaip veikia ir akcininkai, kaip vadovai, kokia kultūra kompanijoje, kaip jie komunikuoja tarpusavį, kaip jie išorę komunikuoja. Tai toks tikrai būna ir mums patiems labai įdomus procesas, tos projektus vertinti ir žiūrėti, kaip mes galim taip sustruktūrizuoti, kad užtikrinti apie saugumą investuotojams.
Bet tarsi atrodo, kad yra toks populiarumas ir susidomėjimas, kad gal nebereikia edukuoti tų žmonių, jau yra pakankamai tų norinčių, nežinot, kur jūs dėti. Nes edukacija, manau, reikalinga, jeigu norim pritraukti naujų, kodėl vis ar atlieka tą šviečiamąjį darbą tokį. Ir ne tik dėl to edukacija reikalinga ir dėl to, kad jie iš tikrųjų suprastų, kurie deda pinigus. Geras Jie pastebėjimas. neužtenka, kaip pasakyti, kad jie vat, ateitų ir tiesiog dėtų pinigus, jie turi suprasti, kur jie investuoja. Nes, nu, čia, kad irgi suprasti scenarijus, ar ne, tai viskas labai gerai, jeigu gerai. Ir viskas teigiamai, ir viskas kyla, bet jie turi suprasti, kas būtų ir per neigiamus scenarijus. Ir tikrai, nu, kaip normalu, kad jeigu investuos aktyviai į vairius projektus, tą patirtį ir įgaus, nes taip nebus, kad viskas 100% visada gerai. Na, tikrai gali būti, kad kažkuri iš kompanijų, tarkim, nuluš. Nes čia vis tiek reikia suprasti, kad, nu, vat, tu investuodamas specifiškai į tos kompanijos obligacijas, tu prisiemi tą kredito riziką, vat, kaip kompanijai tai seksis ir ar jinai galės savo įsipareigojimus aptarnauti. Tai vat, tikrai yra, nu, kaip svarbus aspektas edukacinės, kad vienas dalykas, kad jie suprastų, į kur investuoja, kitas dalykas, kad žinotų, kaip čia, tais scenarijais, kai yra blogai, kokios jų yra teisės ar pareigos. Bet dėl to irgi reikia perskaityti dokumentus iš anksto, įskaitant, jeigu ten būna ir kažkokiu labai smulkiu šriftu parašyta, kad reikia skaityti, nes dažniausiai šiaip daug kas būna dokumentuose parašyta, įskaitant rizikos parašytos. Ir tiesiog, nu, kai žmonės paskui atsisuka ir pasižiūri atgal, jo vis dėlto čia buvom įspėti, ne, kad taip gali būti. Tai tą nu, bent jau rizikų sekciją tai tikrai reikia perskaityti net ir tuose ilguose dokumentuose, jeigu yra kas investuoja ten, vat, skaitydami informacinius dokumentus, prospektus, tai jeigu nenorite viso prospekto skaityti, tai bent jau verslo aprašymo dalį ir rizikų dalį. Nu ir aišku, obligacijų sąlygos ir ten viskas, kas susiję, reiškia, su parametrais pačiais, dažniausiai tokios kaip lentelės būna. Tai vat, vis tiek reikia suprasti, kur tu dedi lėšas, ir vat, tos edukacijos niekada nebus, manau, per daug, nes dar tikrai aš čia kažkur skaičiau dabar vėl neseniai statistiką, kad lietuviai maždaug 5 kartus mažiau investuoja negu Europos lygių. Tai reiškia, piliečiai kitų šalių. Tai dabar klausimas jie buvo, ar iš obligacijų gautos palūkanos yra deklaruojamos, ar verta deklaruoti, jei palūkanos 100 eurų. Tai jo mintis yra, kad finansų maklerio įmonės už jūs tą informaciją pateikė ir tiksliau emitentai pateikė irgi ir vat reikia susitikrinti, ar tikrai teisingai buvo nu, kaip jūsų tą deklaraciją įmesta ir tada reiškia, kad teisingai interpretuoti, nes čia yra ta galiojanti lengvata 500 eurų atsiprašau, bet dabar jau ją nuėmė, nes jau su investicinė sąskaita nebeliko šitos, man atrodo, lengvatos. Bet jeigu Indrė nedeklaruosim kaip investicinės sąskaitos, tai ji vis dar lieka, galioja. Na, bet aš nežinau šito aspekto, tiesą sakant, iki galo neskaičiau dar to įstatymo. Nu, yra tam tikrus niuansus, žinau, bet jo mintis yra, kad arba tai yra investicinė sąskaita, tai tada per to pačio proceso nebandžiau kaip tam priduoti tas sąskaitas VMI, bet mintis yra, kad tada tos palūkanos yra neapmokestinamos, bet vis tiek apie jas VMI norės žinoti. Tai, vienareikšmiškai, kad reikia deklaruoti, tik tai dabar jau yra galimybė pasirinkti, kad, tarkim, tai yra investicinė sąskaita ir tada jos nebus, jeigu jos bus reinvestuojamos, tai jos bus neapmokestinamos. Dabar aspektas, kur gal irgi verta žinoti su investicinė sąskaita, šiuo metu bent jau dabartinis įstatymo tas pasiūlymas, kaip ir tekstas, jisai rašo, kad gali būti, kas liečia obligacijas, ar ne, kad obligacijos gali būti, kaip čia priregistruotas, kaip pirktos per investicinę sąskaitą, tik jeigu jos yra įsigijimo momentu listinguotos. Tai kaip minėjau, arba Nasdaq'e, arba First North'e.
Ir jeigu tai yra tiesiog pirminių platinimos obligacijos, kurios nebus listinguotos arba bus listinguotos, pavyzdžiui, po 6-12 mėnesių, tai jos nesikvalifikuoja kaip investicinė lengvata. Atsiprašau, investicinė sąskaita ir atitinkamai negali pritaikyti tos investicinės lengvatos. Tai dabar galbūt jį taisys per laiką ir šiaip turėtų taisyti dėl to, kad čia didžioji dalis obligacijų yra pirminių platinimų išleidžiama. Ir tai tuo labiau tuo metu, kai jos yra leidžiamas, jos nėra dar listinguotos, tik tai per laiką būna listinguotos. Ir kas šiaip yra įdomu, kadangi Be My Bondas patenka po sutelktinio finansavimo reguliavimu, tai jisai kvalifikuojasi pagal tą investicinę sąskaitą. Tai kaip ir visos kitos platformos, kurias paskolas platina. Tai tas yra gerai niuansas, kad jeigu sugalvosi apie Be My Bondą pirkti bondus, tai jie kvalifikuojasi į tą investicinę sąskaitą. Galima priduoti tiesiog arba pačią Be My Bondo sąskaitą, nes tai yra normali kaip bankinė sąskaita Panekėjus, kuris yra mūsų elektroninių mokėjimų įstaiga, nes jis turi IBANą, tai yra visiškai reali sąskaita. Arba galima tiesiog pasipildyti iš investicinės sąskaitos tą elektroninį piniginę, bet tą Panekėjus sąskaitą ir tai irgi kvalifikuosis kaip investicija padaryta per investicinę sąskaitą. Ok. Man dar visuomet kyla klausimas ir tikriausiai net nežinau atsakymo, kuo skiriasi tuomet, jeigu aš investuočiau į pirminės obligacijas, kurias platina, tarkim, Orion Asset Management, dabar yra Vanago Asset Management obligacijos išleistos, NT projektas, viskas kaip ir labai panašu, 3 milijonai, 8,9%, irgi 1000 minimali suma, 2,5 metų, užtikrinta pirminių įkeitimų, bet šis platinimas yra ne per sutelktinio finansavimo, o kuo tai skiriasi? Ar tarkim, tokiu būdu investuoti, ar per, pavyzdžiui, Be My Bond obligacijas, ar čia yra kažkokio tai skirtumo, ar čia jau vidiniai dalykai, kurie man kaip investuotojai nėra tokie svarbus? Kaip minėjau, yra reguliavimo skirtumas, tai čia kaip tik ir klausimas yra be Be My Bond ir bankų, per kur dar platinamos obligacijos. Tai dažniausiai, tiesą sakant, platina obligacijas finansų maklerio įmonės. Tik tai kartais jos čia priklauso bankams, kartais ne. Tai yra ir nepriklausomas. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Orion Securities yra nepriklausoma finansų maklerio įmonė, kuri platina Vanagas Asset Management obligacijas. Tai būtent, kad yra platinama pagal MiFIDo reguliavimą. Bet kaip minėjau, kadangi čia suma, kuri platinama bendrai, tai yra 8 milijonai eurų, šituo pirmoji tranšu arba šita dalim yra platinami 3 milijonai eurų, tai mes, kaip pavyzdys, Be My Bondas negalėtų platinti daugiau negu 5 milijonų, ar ne? Tai atitinkamai yra apribojimai sumos. Ir kaip čia skiriasi reguliavimas iš tos pusės, kaip minėjau, sunkesnis yra, čia aišku, čia yra viešas siūlymas, ar ne, tai yra plačiai auditorijai skirtas pasiūlymas, jie ko gero informacinį dokumentą yra irgi parengę, dar tiesą sakant, nebuvau dokumentacijos pilnai atsidariusi, tik mačiau, kad sąlygas ir straipsnį perskaičiau, bet čia jie leidžia pagal MiFIDinį reguliavimą, Be My Bondas veikia per sutelktinio finansavimą. Pavyzdžiui, jie neturi, kaip pavyzdys, brokeriai šiuo atveju, tokiam mažom emisijom kažkokių rizikos reitingų. Kaip, tarkim, platformos visos turi, ten ABCD, ten aukšta, vidutinė, žema, tai nepamatysit tikrai nei vieno brokerio pasiūlymo su kažkokiais reitingais, nes jie neprivalo to daryti pagal reguliavimą ir nereitinguoja. Tai galima sakyti, gal truputėlį sunkiau tada susigaudyti, kokio dydžio čia ta rizika yra, ne? Bet, tai iš dalies padiktuoja siūlomos palūkanos, ne? Iš dalies tos užtikrinimo priemonės. Čia irgi dar kas yra svarbu suprasti, tai yra aukcionas. Tai reiškia, kad žmonės, kai
siunčia paraiškas, pavyzdžiui, Orionam turi indikuoti, už kokią sumą jie sutinka tų obligacijų, tiksliau, už kokias palūkanas jie sutinka tų obligacijų įsigyti. Čia yra rėžis, man atrodo, 3 skirtingi rėžiai, tai yra 8, 8,5 ir 9. Tai reiškia, kad pildant paraišką Orionam, kai žmonės nori nusipirkti šitą obligaciją, jie turi indikuoti, su kokia palūkanų norma jie nori paskolinti kompanijai. Ir čia bus tarp kitko seminaras, prisistatinės CFO Vanagas Group ir Orionų žmonės kalbės. Tai vien edukaciniais tikslais rekomenduoju pasijungti ir paklausyti, kaip vyksta pristatymai. Net jeigu nežinau, ar planuoti ar neplanuoti įsigyti, bet tiesiog susipažinti, kaip pristato pačią kompaniją, verslo modelį, kaip tas viskas atrodo. Tai Orionai yra vieni iš platintojų, yra kitų įmonių, yra Evernordai, pavyzdžiui, yra, tarkim, Šiaulių bankas šiaip labai aktyviai vykdo platinimus, ir dominuojantis žaidėjas Lietuvos rinkoje yra obligacijų, būtent, kuris specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių obligacijų leidime. Ir tada turbūt dabar nesenai į rinką yra iššokęs Swedbankas irgi, kuris platina obligacijas. Turbūt jisai jau specializuosis didesniuose projektuose tai dabar jie ten platina, kaip pavyzdys, Sąvaržėlės verslo centro finansavimo obligacijas. Tai dabar daugiau tų žaidėjų vis atsiranda, sakyčiau. Ir galvoju, kad čia dar taip ten Baltijos šalyse kiti, pavyzdžiui, stiprus ten žaidėjai yra. Latvijai Signet bankas daug labai platinimo daro, Estijai daro LHV, Redgate Capital irgi finansų maklerio įmonė yra. Tai kartais būna, kad net per 3 Baltijos šalis, čia yra platinimas per visas Baltijos šalis ir vyksta bendradarbiavimas tarp skirtingų finansų tarpininkų, finansų maklerių, kad jie kartu platina ir pasiekia, tarkim, ten Estijos auditoriją, Lietuvos auditoriją, tai kartais jie dalinasi tos platinimus. Jo, ir tada yra BMI bondas, kur toks atskiras, kaip pasakyti, dalyvis, kuris nėra nei finansų maklerio įmonė, nei bankas, bet yra socialinė finansavimo platforma, kuri gali tos bondus, bet irgi platinti. Tai yra įvairių ten porą variantų, man atrodo, europinių lygių. Irgi tokių platformų, kurios platina, angliškai vadinasi fractional bonds, tai yra, kad tu nusipirki obligacijos dalelę, tai daugiau yra čia jau, manau, kad modelį tiksliai nežiūrėjau, bet spėjau, kad tai yra kažkokio tokenizacijos principų, kaip tokenus tu tokius įsigyji. Čia irgi dar tiesa, ko nepaminėjau, bet šitos obligacijos išleistos, kaip pavyzdys, per BMI bondą yra lygiai tokios pat, kas liečia tas obligacijas, kurios išleistos yra per finansų maklerio įmonę, nes jos irgi turi tą tarptautinį ISINO numerį. ISINO numeris tai yra toks kaip tarptautinis tos vertybinio popieriaus ar finansų priemonės numeris. Tai reiškia, kad tai yra labai aiškiai identifikuojama finansinė priemonė ir jis yra suteikiamas ir tarkim, kai žiūrėtumėt, jeigu centriniam depozitoriume pakabintas tas obligacijas, kiekviena iš jų turi ISINO numerį, mes irgi dedam tą informaciją website, mūsų puslapį, bet tai reiškia, kad tai yra oficialiai toks kaip pripažintas vertybinis popierius, tai nėra kažkoks šiaip popieriukas, kad jūs kažką nusipirkote, tai Taip, aš dar pasidalinau. Ar čia yra tas jau obligacijos asmens kodas? Ar čia projekto numeris? Čia yra projekto numeris, kurį kiekviena platforma irgi turi priskirti. Ir jis yra sudarytas iš pačios platformos lei kodo, tai dar čia atskirai dar toks yra lei kodas, kurį pati platforma turi ir tada projekto numerį. Kaip galas tai yra 8 projektas. Tai čia yra, kad pati platforma identifikuotų savo projektą.
Tai nes nu, reikia suprasti, kad paskolų platformos aisinų neduoda, ne, ir tiem projektam jų neturi. Tai jie turi va, tos projektų numeris, kuris čia irgi yra įdėtas. Ir Mhm. šiaip tas yra dar irgi parekomenduosiu, gal turi bent jau artimiausią mėnesį išeiti apžvalga sutelktinio finansavimo platformų, kurią turi parengti Lietuvos bankas. Tai mes irgi labai laukiam visi rinkos dalyviai, nes kas vat, yra labai įdomu, kad tai yra labai tokia permatoma patraukli rinka, kad gali gana lengvai pasimatuoti, kaip to sekėsi, ne, jeigu pagal tas sufinansuotas sumas, pagal kiek, tarkim, tavo projektai turi problemų, ne, nes kiekviena platforma irgi turi skelbti statistiką vėluojančių projektų, nu, kur vėluoja, tarkim, palūkanų mokėjimas arba grąžinimas. Tai vat, labai, nu, kaip, iš tos pusės įdomu, kad tu gali labai tos skaičius pasižiūrėti ir įsivertinti. Jo, ir čia yra, reiškia, yra apžvalgos, apačioj daugiau yra, apačioj, tai yra, Mhm. Bet matosi. tik 23 metų buvo, dabar čia. Buvo prieš metus paskelbta 23 metų, tai vat, per kovą jie dabar dar nepadarė, bet per balandžio mėnesį manau, kad padarys, nes tiesiog bendrai platformų kiekis labai stipriai išaugo, tai aš įsivaizduoju, kad labai daug tos statistikos yra, nes, kad suprasti, mes teikiam Lietuvos bankui nu, super detalę informaciją iš tikrųjų apie projektus, apie klientus, nu, agreguotam lygiai, aišku, ten ne individualius vardus pavardės, bet ten tiek fizinių, tiek juridinių, kokios sumos suvaikščiojo, ar ten Lietuvos rezidentai ar nerezidentai, iš kokių šalių investuoja. Tai yra super detaliai renkama informacija, kurie paskui agreguotai pateikia šitos apžvalgose. Tai vat irgi matot, kur yra sufinansuotos sumos, ne, nu, tai yra tikrai žiauriai ženkliai auganti rinka. Tas labai matosi tas augimas, nu, pati pradžia ten lėta buvo, ne, ten 8-16 milijonų, 39 ir tada jau virš 100 milijonų dabar jau nu, tikrai eksponentiškai auganti rinka. Tikrai įdomu, lauksim Lietuvos banko ataskaitos. Mes net galvom tokią analizę parašyti nuo Be My Bond, tai irgi, nu, kaip pasakyti, kad padėti klientą interpretuoti tos skaičius ir kaip čia tas visas ta rinka tai atrodo. Nes mes tokioje gana šiaip unikalioj pozicijai esam, kad turbūt konkuruojam tiek su sutelktinio finansavimo platformom, tiek su finansų maklerių įmonėm, kurios leidžia obligacijas. Tai, bet mes irgi, aišku, žiūrim čia su visais, kad galim ir draugauti, ir projektus kartu daryti, jeigu tai gaunasi, ir tikrai esam suinteresuoti, kad visiems tikrai sektųsi ir ta rinka augtų. Ir, pavyzdžiui, ką darom nu, edukaciniais tikslais, tai renkam iš finansų maklerių įmonių informaciją apie išleistas emisijas ir kiekvieną mėnesį siunčiam statistiką savo investuotojams, naujienlaiškų pagrindų, lenteles, kokios emisijos buvo išleistas, už kokią kainą, kiek pinigų pritraukta. Tai tikrai, nu, jeigu neužsiprenumeravę, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti ir tiesiog gausi tikrai tokią gana įdomią informaciją, kur, aišku, kaip čia vienu mėnesiu vėluoja, dėl to, kad mes apie praeitį pasakojam, bet vėlgi apie ateitį nelabai galim pasakoti dėl reguliacinių apribojimų, nes, kaip minėjau, MiFIDas nu, čia reguliuoja, kaip gali investuotojas pasiekti tą informaciją. Tai čia puslapį galime tiesiog užsiprenumeruoti ir tą informaciją gauti. Ir stengiamės iš tikrųjų visada tokį edukacinį turinį kurti, nu, nežinau, ne tai, kad pamokanti, bet kad irgi, tai kaip minėjau, edukuoti investuotojus, kad jie suprastų, į kur jie investuoja, į kur jie deda pinigus. Tai, nu, ir stengiamės kažkaip jį nenabodžiai gal pateikti, nežinau, nes gal pats tas instrumentas, ne anksčiau toksai buvo labiau pažįstamas instituciniam pasauliui, tai dabar norim pripratinti tos mažmeninius investuotojus, kad jie mokėtų ir interpretuoti, ir skaityti, ir analizuoti. Ir stengiamės taip, nu, kaip lengvuoju būdu tą pateikti, gal tą informaciją nesudėtingai, ne, kad nebūtų kažkaip labai techniškai, ar ten nu, kažkokia teisinė žargoną, tikrai stengiamės paaiškinti tam tikrus dalykus. Tikrai puikų darbą darot edukacinį, labai svarbu Lietuvos visuomeniai. Ir
Ok, galvoju, gal reiktų rezumuoti tą, ką aš supratau ir išgirdau. Dabar pagaliau suprantu, kuo skiriasi, koks man, va, kaip investuotojai, būtų privalumas investuoti pavyzdžiui, Be My Bond, irgi čia nėra reklama, tiesiog nuoširdžiai dalinuosi. Ypač Ypač jeigu pradedantis žmogus, va, kur prieš tai dalinausi e-mailu to Orijono pasiūlymu, tikrai gali būti sudėtinga įsivertinti projekto riziką ir čia labai padeda, jeigu aš matau iš karto A raidę parašytą žemą riziką, tai nereiškia, kad nereikia nieko skaityti ir jau iš karto investuoti, tikrai verta pasidomėti, bet jau man yra pagalba. Jau man yra pirminė pagalba, šitas reitingavimas ir antrinė pagalba yra santrauka pačios vat, rizikos vertinimo irgi ir didelė pagalba. Tai gali būti pirmieji tokie skryneriai, kur aš pasižiūriu, aha, praeina, tinka pagal riziką mano, atrodo visai patikimai, tada toliau domiuosi. Tai man galbūt sutaupo valandą ar kitą laiko, kad tiesiog jau eiti iš karto į dokumentus, nes jeigu platina per finansų maklio įmonę, nu aš tada turiu visus dokumentus versti ir skaityti. O čia aš galiu tiesiog pasidaryti tokią pirminį atranką, ar verta mano dėmesio, ar verta mano laiko. Jeigu verta, tai tada skaitau, jeigu neverta, tada laukiu kito projekto. Ar teisingai supratau, Indrė? Taip, teisingai, tik aišku, kaip minėjau, kiekviena platforma turi savo metodiką, ne? Tai gal vat irgi, ką rekomenduočiau pasiskaityti ir tą metodiką. Nu, vieną kartą tiesiog, kad ten gal ne kiekvieną sakinį, bet taip preliminariai, kad suprasti, kaip tie vertinimai projektų vyksta ir ką yra atsižvelgiama. Jo, čia vad rizikos lygiai irgi yra aprašyta, tai vis tiek truputį reikia pasiskaityti, ne tik kaip čia tas ikonas pasižiūrėti. Nes skiriasi, nu, va, čia kur yra niuansas, kad suprasti, kad mūsų, tarkim, platformoje A lygio rizika tai nėra tas pats, kas kitoj platformoje A lygio rizika. Na ir va, tą va, suprasti daugiau gal pagal projektus, va, tolerancijos lygį, ar na, rizikos tolerancijos lygį, reiškia, tų vertintojų pačių, ne, ir aš dažnai žiūriu vat, į platformų vadovus, į platformų akcininkus, kaip jie iš tikrųjų, nu, vat, kaip jie vertina kaip asmenybės riziką ir kokią toleranciją jie turi. Ir tarkim, nu, vat, čia rodo Laura Lionginų platformą, tai tiesą sakant, manau, kad panašiai vertina kaip Be My Bondas. Nes irgi tokie labiau konservatyvūs, bent jau taip iš komunikacijos viešos ir bendravimo su valdiniu vadovu, su akcininku, tai sakyčiau, dar irgi žiūrėti, kaip tos platformos komunikuoja, ką komunikuoja. Aišku, labai lengva yra atsidaryti statistikos irgi skilti, pasižiūrėti, kiek yra vėluojančių projektų, nes tas irgi parodo iš tikrųjų, nu, kokią riziką jie jau istoriškai yra susidūrę ir prisėmę. Nes čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dabar viršų, jeigu Laura pavėsi, yra vėluojančios paskolos, viena paskola. Tai turint omeny, kad jie finansavę projektų beveik už 200 milijonų eurų, tai sakyčiau, čia jiems labai gerai sekasi, ar ne? Nes vis tiek jau apskritai projektai, kurie ateina į suteiktinį finansavimą, dažnai traktuojami yra kaip, nu, truputį labiau rizikingi, ar ne, negu tarkim, kad visiškai bankiniai kažkokie produktai. Nors mes irgi dabar tikrai susidurėm su situacija, kai nemažai jau su bankais konkuruojam dėl projektų, bet daugiau, aišku, su čia ne pagrindiniais gal skandinavų bankais, bet tarkim mažesniais žaidėjais, bet irgi tikrais bankais, kurie irgi pasiruošę tos projektus finansuoti. Tai sakyčiau, pažiūrėti, ką akcininkai komunikuoja, kaip komunikuoja, tą statistiką pasižiūrėti dėl vėluojančių paskolų, tai irgi tam tikrą parodo rizikos tolerancijos lygį, tos platformos. Tai vat, palyginimui galim čia pasižiūrėti. Tai kol čia surasiu, ar galėčiau taip teikti, kad projektai per sutelktinio investavimo platformas, tai tarkim, Rongen Nord Street, kaip sakei, tai rizikos lygiai nesutampa, jeigu ten B dar nereiškia, kad tai reiškia tą patį, bet Rongenė panašiai, kituose žaidėjuose gal nebūtinai panašiai. Pasižiūrėsim statistiką, bet ar
teisinga būtų sakyti, kad projektai, kurie ateina per sutelktinio finansavimo platformas ir projektai, kurie arba tie skolinimo instrumentai ateinantis per Be My Bond, tai kai yra išleidžiamos obligacijos, tai obligacijos vienareikšmiškai tam, kad išleistų obligaciją, yra sudėtingesnis ir labiau toks, nežinau, procesas, kuris labiau atrenka pačius skolintus ir yra saugesnis negu per sutelktinį finansavimą. Ar galima būtų daryti tokią išvadą, ar tai nebūtų visai teisinga? Ne visai gal teisinga iš tos pusės, kad, nu, tarkim, tiek mums, tiek va, šitom platformom yra taikomas tas pats reguliavimas. Bet, kaip minėjau, jo interpretacija šiek tiek gali skirtis, pavyzdžiui, per tą vat, rizikos vertinimo nu, čia, matricą, nes jie gali vat, vertinti kitaip truputėlį, ne, ir va čia, tarkim, išieškoma, nu, va čia nuo Streeto portfelis ne virš 12%, nu, tai rodo, kad istoriškai jie tikrai turėjo nu, vat, rizikingų, tarkim, paskolų išduota ir tas procentas, aišku, didesnis yra kažkiek, ar ne. Bet sakyčiau, kad kaip čia bendrai obligacijos yra vis tiek skirtos labiau tokiem čia, nu, gal, geresnės kokybės gal projektų savininkam, gal taip pasakysiu, nes tai irgi yra, nu, reikia suprasti, kad yra tam tikrai kaštai. Tai, pavyzdžiui, išleisti projekto savininkui, kuris nori pasiskolinti 200 000 eurų obligacijas, nu, visiškai nelogika yra. Vis tiek, sakyčiau, apsimoka leisti obligacijas bent jau nuo 1 milijonų eurų projektų. Nes tiesiog yra susiję kaštai, kurie, nu, padaro tą projektą nebepatrauklų, ne? Tai automatiškai jau tas atsijoja, kad tu dirbi su kažkokiais didesniais žaidėjais, su didesniom skolinimo sumom. Ir tada vat, tas atsijoja nuo tų tokių mažiukų vat, projektų, kur čia, nu, ten, kur tikrai ten keli šimtai, tarkim, tūkstančių. Tai tarkim, manau, kad Be My Bonde nepamatysi tikrai projektų ten po 200 000 eurų, nes tiesiog, nu, neapsimokės projektų savininkam tą daryti. Ir tas, sakau, 600 000 čia buvo tik tai dėl to, kad tai buvo 5 milijonų emisijos dalis, o ne likutis. Šiaip mes tokio projekto turbūt nedėtumėm, nes tiesiog per maža suma. Tai, bet tai irgi nereiškia, kad kompanijos didelės, kurios yra išleidusios didelės obligacijų emisijas, kažkuo yra saugesnės. Nes vat irgi ką parodė, nu, jau reali praktika su tais visais atvejais, kurie nuskambėjo žiniasklaidoje praeitais metais, turiu omeny Integra Trans ir logistai, Unishop situacija, kur ten klausimas iš viso, ar ten nėra kažkokio apgaulės atveju, Auga Group, ne, irgi, kur tikrai bent 3 yra viešos, nu, viešai žinomos emisijos, gal ir daugiau jų yra. Tai dar nėra, kaip čia pats savaime negarantuoja, kad viskas bus gerai, ne, kad ta kompanija didelė ir ten kažkokia didesnė obligacijų emisija išleidus yra. O yra atvejų tokių, kur, nežinau, ar irgi esat girdėję apie tokį skandalą ir mokėjimų įmonė buvo tokia didžiulė, Vokietijoje vadinasi Wirecard. Tai irgi buvo ten, nu, kaip dirbo, kol paaiškėjo, kad trūksta 2 milijardų yra skylė finansuose ir nėra tų pinigų ir paaiškėjo, kad ten buvo didelis frodas, apgaulė. Tai jie buvo išleidę su labai rimtais bankais, kurie padarė labai rimtą didilą, pusę, reiškia, milijardo obligacijų, 500 milijonų. Tai jie nesugebėjo net pirmo kupono mokėjimo įvykdyti. tai vat, nu, tiesiog, ką noriu pasakyti, kad savaime didelės emisijos, dideli emitentai negarantuoja kažkokio saugumo. Taip, yra tam tikra atranka, natūrali, ne, kad tai yra kaštai, jeigu kompanija gali juos padengti, įsileisti obligacijas, yra patikrinami jų finansai, tikėtina, kad gal kažkiek tie projektai, nu, truputį saugesni negu ten tie mažiukai projektai, kurie finansuoja kažkokius, nežinau, ten kotedžus, palėpes, nu, kažkokius labai mažus kažkokius projekčiukus, ne. Bet tai savaime, nu, nieko nereiškia, nes tikrai ir istoriškai, manau, tiesą sakant, brangia platforma, kad daug mažų projektų profinansavo iki kol jie pradėjo didesnius projektus finansuoti, bet tai, kaip jie gerai suvaldo rizikas, nu, vat, atsispindi jų statistikoje. Taip, tikėkime, kad taip ir išliks.
jiems taip sėkmingai atrinkti. Gerai, tai matau, kad praskriejo beveik pusantros valandos laiko, nežinau kaip jums, bet man tikrai praskriejo. Ir norėčiau jau eiti link pabaigos. Ar turite dar kokių klausimų? Tai parašykit. Jei ne, manau, kad galėsim daugmaž ir sustoti, nes tikrai buvo daug naudingų įžvalgų, labai įdomu. Labai džiaugiuosi, kad ta edukacinė misija sutampa mūsų su Moteris investuoja misija išviesti Lietuvos moteris investavimo tema. Ir čia, kai dabar nepalėtėm, ko nepalėtėm, tai šių laikų, šių dienų aktualijų, kai rinkos labai neaiškios, kas ten darosi su Amerika, su pasauliu, su technologijų sektorium. Ir kur dabar kur dėti pinigus, atrodo, niekur nėra saugu, arba pervertinta, arba grėsmė, kad tuoj nukris. Tai kas atrodė gal kažkurio momentu, kad gal jau reikia vengti tos Lietuvos, nes irgi dėl tos karinės situacijos dabar kaip persivertė vėl viskas kažkaip, jau ta Lietuva atrodo kaip visai nebloga opcija, bent jau man taip atrodo, nežinau kaip jums, kas čia žiūri, galite pasidalinti, kaip dabar atrodo investuoti Lietuvoje, gal ir netokia bloga ir idėja. Ypač, pavyzdžiui, į obligacijas, kurios yra trumpo termino, santykinai ar ne su fondais, jeigu lyginkim investavimas į akcijas, į fondus reikalauja bent jau rekomendacija yra investuoti bent 5 metams, o čia obligacijos metai 2 ir prašau, prasisuka visas ciklas. Jeigu Indrė trumpai dar kalba. Matom tą tendenciją, tiesą sakant, kad kuo daugiau neapibrėžtumo akcijų rinkoje, tai žmonės atsisuka į fiksuoto pajamingumo produktus. Tai ar tai būtų obligacijos, kur kuponą tu gauni, ar ne kažkokią aiškę grąžą suplanuotą, arba, tarkim, NT investicijos, kur irgi, tarkim, komercinė NT investicijos, kur irgi tu gauni nuomos srautą. Ir idealiu atveju, kad tas NT ne Lietuvoje. Tai tą matom per fondus, kur valdom, kad, tarkim, šiuo metu Lenkijoje daug investicijų darom. Tai yra tikrai ta tendencija, kad kas liečia investicijas Lietuvoje, gal žmonės čia pakankamai aiškiai dar mato tą ten 12 mėnesių ar 24 mėnesių perspektyvą, nes jie vis tiek, jeigu galvoja, kad čia kažkokio bus perturbacijų sukritimų, bet gal ne per artimiausius metus 2. Ir tada ryžtas tokias investicijas daryti ir matom, pavyzdžiui, dėl atsigavusios būsto rinkos irgi vietiniai vystytojai labai aktyviai investuoja dabar namų rinkoje. Ir matysit per laiką, tikrai jau dabar statistika yra pirmo ketvirčio išėjusi, man atrodo, gal mažai yra straipsnis, reikia pasižiūrėti, nes ką tik baigėsi pirmas metų ketvirtis, tai tikrai yra apimtis labai stipriai pakilusios tiek įsigijimų pirkėjų, tiek pačių vystytojų pasiūlos produkto į rinką. Tai reiškia, rodo, kad tikrai kompanijos labai aktyviai investuoja į tą gyvenamosios rinką. Tai manau, kad bus ir obligacijų su to susijusiu, ar ne, ir čia bus su projektam finansuoti. Tai manau, kad bus tų tokių trumpalaikių pasiūlymų ir yra tas momentas, kad kai toks neapibrėžtumas tose užsienio rinkose, kad tada žmonės atsisuka į namų rinką ir trumpesnio laikotarpio instrumentus. Puikiai, tai obligacijos visuomet buvo kaip tokio subalansuoto portfelio dalis rekomenduojama ir paprastai tai dažniausiai būna kalbama apie valstybės obligacijas rizikai mažinti, bet šiai dienai pažiūrėjau, gynybos obligacijos balandžio 7 bus vėl platinamos, galima įsigyti per savo banką, per Swedbanką, tai ten tik 2%. Tai tokia truputį idėjinė investicija. O pakelti pelningumą, tuomet tektų eiti į verslo segmentą ir, pavyzdžiui, per Be My Bond vienas iš variantų, kaip galime jas įsigyti ir investuoti. Gerai, puikiai. Tai ačiū, Indrė, labai mažai. Jau antradienio vakarą tikiuosi, kad ateityje pasikalbėsim ir gyvai. Taip, tikiuosi tikrai. Ar buvo įdomu, merginos, ir naudinga? Parašykit, kas svarbiausia buvo, kas įdomiausia, kas jums įstrigo, jau po kokį raktinį žodį.
Mhm, buvo stimulas pasidomėti. Taip, super. Gerai, tai vakaras pavyko, ačiū Indrė ir tikiuosi iki kitų, užsimūtins, man atrodo, iki kitų susitikimų. Ir visoms ačiū, kas prisijungė šiandien. Gerą vakarą ir ate. Labai visai gero.